Sveiki visi, šiandien darysim tortilės skanėstą iš daržovių. Tai brokolis, morkas, svogūnas, taip pat būtinai reikia sūrio, labai duoda gerą skonį. Taip pat naudosiu broilerių šlaunelių mėsą, mėsos prieskonius, druską, pomidorų padažą, aliejų, pipirus ir štai tokias didelės tortilijos lapus. Tai pirmiausia, susipjaustom svogūną. Pjausto smulkiai. Labai paprastas patiekalas ir labai skanus. Dabar susitarkuojam morką. Stambią tarką. Štai maždaug taip. Susipjaustom vištieną tokiais nedideliais gabaliukais. Galime daryti puikiausiai iš krūtinėlės, bet šlaunelių mėsa yra riebesnė ir skonis tada man pavyzdžiui labiau patinka. Bet gerai ir krūtinėlė, nes čia dar sūris duos to viso šlapumo, daržovės, taip kad neblogai ir su krūtinėlė. Štai supjaustom smulkiai. Kuriam ugnį, pilam truputį aliejaus. Viskas paruošta, dedam svogūnus. Apkepam, kol truputį suminkštės. Svogūnas truputį apkepė. Galite, jeigu patinka labai svogūnai, dėti ir 2. Dabar dedam morkas. Taip pat dedam vištieną. Ir dabar reikia viską apkepti. Galima atskirai kepti daržovės, bet aš viską darysiu kartu. Dar truputį aliejaus. Ir gerai išmaišom. Maišydami kepam. Labai paprastas, labai greitas patiekalas. Dabar dedam dar pipirų pagal skonį. Druskos.
Dedu šaukštelį, dar ragausiu. Taip pat mėsos prieskonį. Taip pat dedu šaukštelį. Gerai išmaišom ir dar pakepam. Kol mėsa bus iškepus maždaug. Vištiena greitai kepa, jeigu kepsit kiaulieną, tai truputį ilgiau. Dabar dar susismulkinam brokolį. Brokolį taip tokiom nestorom juostelėm. Tai maždaug taip, kad būtų. Kotelius taip pat nulupu ir taip pat naudosiu. Bet labai nestorai, nes reiks sukti į tortilę. Tai maždaug tokiais gabaliukais supjaustam. Kai jau beveik iškepė, dedam brokolį. Prieš 5 minutės iki pilno iškepimo. Išmaišom. Dar paragaujam, ar užtenka druskos, prieskonių, pyrų ir pakepam apie 5 minutės. Kas iš vis nenorit kepti, galit žalę dėti, bet 5 minutės labai gerai pakepti brokolį. Truputį suminkštėja ir dar lieka visi vitaminai. Taip. Sutarkuojam sūrį, taip pat su stambia tarka, burokinė. Taip, sūrio reikia nepagailėti, nes priklauso visas skonis nuo sūrio. Dabar prieš galą dar įpilam kokį šaukštą pomidorų padažo. Pakepam porą minučių ir išjungiam. Jeigu vištiena jau iškepus. Dar dadėjau truputį pipirų, druskos. Žiūrėkit, kiekvienas pagal savo skonį. Paragaujam. Skanumėlis. Viskas paruošta. Dabar įdarą pasidalinam į 6 dalis maždaug. Čia pilam tomatą. Jeigu norit riebiau, tai dar galit majonezo kokį šaukštą. Tai bus riebu. Ir kaip kas nemėgsta, majonezas kaip ir nesveika, bet bus skaniau. Kas riebu, tas skanu, bet nesveika. Taip pat dedam čia įdarą. Dedam sūrio. Ir uždarom. Tepti tomatų arba majonezų būtinai reikia, arba kartu, kad tiesiog sudrėktų ir nebūtų labai sausas šitas tortilė.
Visus kraštus reikia ištepti. Dedam sūrių ir vėl uždarom. Taip. Paskui dėsime į mikrobanginę. Galim, žinoma, šildyti ir keptuvai kažkaip tai, bet mikrobangiai patogiau. Apie 3 minutės pašildom ir tada ragausim. Pašildyti reikia dėl to, kad išsiliedytų sūris. Ir uždarom. Ir tai visus. Tortilijos paruoštos, tortilijų skanumynas. Dabar reikia truputį palaukti, kol persigeria pomidorų padažas ar majonezas, jeigu tepat majonezu, ar kartu su pomidorų padažu. Ir paskui dedam į mikrobangę 3 minutėm ir galima valgyti. Tikrai labai skanu. Labai paprasta, padedat į šaldytuvą, kada reikia išsiimat ir valgot. Taip kad skanaus ir sėkmės.